Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleiviai įsitraukė į tarptautinį projektą, kurio pagrindinis tikslas ne tik gilinti anglų kalbos žinias, bet ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje visą mėnesį buvo vykdomas tarptautinis jaunimo organizacijos JCI projektas Fit for More, kurio metu vienos klasės septintokai savo anglų kalbos žinias gilino virtualiai bendraudami su kitų šalių moksleiviais. Kaip teigia šio projekto koordinatorė Panevėžyje Reda Daugelavičiūtė, pagrindinis tikslas – didinti vaikų tarpkultūrinį sąmoningumą, skatinti juos diskutuoti, dalyjantis asmeniniais įvaizdžiais ir stereotipais. Fit for More tai tarptautinis projektas, kurį inicijavo JCI Müncheno skyrius. Mums buvo pasiūlyta prisijungti ir kartu su kitomis mokyklomis dalyvauti būtent šiame projekte. Šį projektą, jeigu pavadinimą išverstumėme į lietuvių kalbą, tai manau, kad labiausiai atitiktų žodžiai mąstyk plačiau. Todėl, kad mūsų pagrindinis tikslas yra skatinti vaikų žingeidumą. Mes norime, kad vaikai kuo daugiau domėtųsi kitomis šalimis ir kuo labiau bendradarbiautų. Todėl, kad šiame pasaulyje, kai internetas užima ganėtinai svarbią dalį, mes galime lengvai bendradarbiauti su kitų šalių moksleiviais. Tai būtent šiuo atveju mes bendradarbiaujame su Danijos, Serbijos bei Vokietijos mokyklomis. Ir tikimės, kad po šio projekto mokyklos toliau sėkmingai bendradarbiaus, susirašinės, galbūt netgi ir susitiks. Į projektą noriai įsitraukę mokiniai ir jų mokytoja pripažįsta, kad tai buvo puikia galimybė bent trumpam pažinti kitų šalių ir kultūrų moksleivius bei juos supančią aplinką. Kada mums buvo pateiktas toksai pasiūlymas apmąstymams, ar norėtumėm sudalyvauti tokiam projekte, bendradarbiaujant su kitų šalių, net ne Europos šalių, ne Serbija vis tik tai iš Europos Sąjungos šalis, o ir toliau. Buvo labai, smagu buvo vien tas faktas, kad galim susipažinti su kitų šalių mokyklų gyvenimu, su vaikų laisvalaikiu, pomėgiais, išgirsti, kaip jie kalba anglų kalboje, kaip jiems sekasi. Na ir kadangi žinojau, kad mano vaikai yra labai žingeidūs, man net neiškilo klausimas, ar nori ar nenori. Ir jiems pasiūlius rugsėjo mėnesį, jie tikrai mielai sutiko ir pritarė tam, kad dalyvaukim šitam projekte. Man iš tikrųjų asmeniškai labai patiko ir aš tikiuosi, kad mes toliau taip bendradarbiausim. Ar pagilinai anglų kalbos žinias? Šiek tiek. Matėme, kad bendravote su kitomis šalimis. Ar sužinojote kažko naujo, naudingo, ar pravers ateityje? Sužinojom apie jų sportininkus, apie jų žymias vietas, kaip jie praleidžia laisvalaikį, kaip jiems sekasi, manau, pravers ateityje. Man tai šis projektas labai patiko. Labiausiai patiko, kad sužinojau kitų kalbų, kaip pasisveikinti, žymias vietas ir maistą. Jų tradicinį maistą. Jaunieji Panevėžio gimnazistai kartu su Müncheno, Kopenhagos ir Belgrado mokyklų moksleiviais jau apsikeitė elektroniniais adresais ir tikisi, kad šis projektas bus tolimesnių draugiškų santykių pradžia.